Tikroji šalnos gyvenimo istorija. Kai buvau dar maža, gyvenau Afrikoje, Sacharos dykumoje ir buvau baisiai karšta mergaitė. Mano adresas buvo Sacharos 18-2. Telefonas būdavo netikaitis, net raudonas nuo skambučių, mat visi gyvuliai mane labai mylėjo, o ypatingai kupranugaris Jean-Pierre Michelis. Dėl manęs jis galėjo 3 savaitės negerti nė lašo. O krokodilas Gena, pavyzdžiui, išgeria būdavo kokius 3 lašus, žiūri į mane ir verkia krokodilo ašaromis sakydamas: Tekėk už manęs, nes bus blogai. Ką darysi, jauna buvau, nepatyrusi ir netekėjusi, ėmiau ir patikėjau Genos meiliais žodeliais ir ištekėjau už jo į upę Nilą. O kupranugaris Jean-Pierre Michelis dėl šitų vedybų taip supyko, kad atėjęs prie Nilo gėrė, kol išgėrė visą upę, o ir mane kartu. Na dabar tu būsi mano, džiaugesys klausydamasis, kaip aš su visais Nilo vandenimis švelniai teliuskuoju jo pilve. Tačiau šitomis mano išgertuvėmis iš Nilo labai nepatenkintas liko krokodilas Gena, kuris atėjo pas Mišelį ir ėmė visaip gąsdinti. Jei tu jos nepaleisi gražuoju, paleisi negražuoju. Aš tau pilvą perkasiu. Ką darys Jean-Pierre Michelis? Įsigando ir paleido ploną srovelę visus Nilo vandenis atgal. Taip aš vėl sugrįžau šiltą krokodilo Genos glėbį ir puolė pavydusis krokodilas iškart mane baisiai barti. Kaip tu leidaisi to nevidonu išgeriama? Jei dar sykį jis tave išgers, aš tave suvalgysiu kartu su tuo tavo prancūzų kupranugariu. Šitai prigazdinta, ėmiau visaip Jean-Pierre Michelio vengti, kad tik jis manęs vėl neišgertų iki dugno, kaip sakoma. O jam, nelaimingam įsimylėliui, net iš tolo mane pamačius, tuo į rankos ir kojos imdavo drebėti. Supratau, kad reikia bėgti. Susikroviau savo kuklę mantą, Jean-Pierre Michelio dovanotą aukso žiedą, krokodilo aukso dantis nuo lentynėlės ir pabėgau, kur kojos neša. Bėgiojau skersai išilgai visą Afriką, liūdnas dainas dainuodama ir per ašaras kelio nematydama. Mane myli visi žvėrys, tartum būtų išprotėję. Aš nuo meilės pavargau, negaliu mylėti daugiau. Reik nuo meilės pailsėti, pakeliauti, pasižmonėti. Juk mylėti sunkus darbas, panašus kaip žemė arti. Prakaitas tik muša pilą, kandžiojasi krokodilai. Aš nuo meilės pavargau, negaliu mylėti daugiau. Taip gražiai bedainuodama pasiklydau ir prieš savo valią patekau į Antarktidą. Ten savaime suprantama pavirtau į ledą. Tačiau Antarktidoje manęs vėl laukė meilės netikėtumai. Čia mane vėl įsimylėjo vietinis pingvinas vardu Jokūbas Džidžicu. Vakarais jis ateidavo padainuoti man meilės dainų ir dainuodamas visaip stengdavosi kaip nors mane palaižyti arba nors truputėlį atsikasti, bet aš negalėjau jam tuo pačiu jausmu atsakyti, nes mano širdis jau buvo pavirtusi į ledą. Nenorėdama pernelyg ilgai pingvino Džidžicu kankinti ir supratusi, kad tokia meilė neatneš nieko gero, vieną naktį ryžausi bėgti ir iš Antarktidos. Paryčiui, kai Džidžicu įsikišęs galvą tarp kojų dar saldžiai miegojo, aš atsispyriau nuo kranto ir šokau stačia galva į vandenyną. Tada aš tapau aisbergu, ant kurio netyčia užplaukė toks laivas vardu Titanikas ir nuskendo. Tada aš supratau, kad ir aisbergu būti ne mano pašaukimas. Visas sušalus, išlipau į krantą ir iki šiol blaškausi be vietos. Išklausė įdėmiai Antanas visą tragišką šalnos istoriją ir atsiduso. Nelengva tau. Ką ten ir bekalbėti, pritarė jam ir šalna. Gal apetitas atsirado,
Norėdamas ją paguosti, paklausė obuolys Antanas. Jeigu tik nori, gali mane suvalgyti, aš nieko prieš. Kas iš to, kad aš tave suvalgysiu? Staiga ėmė samprotauti Šalna. Teliks iš tavęs gražaus raudonskruosčio obuoliuko vien graužtukas nelaimingas. Bet tu taip moki mane išklausyti, kad aš net baigiu tave įsimylėti. Va, baigsi įsimylėti, galėsi tada mane vesti. O dabar geriau pakišiu tave kur po samanom, kad nesušaltum į ledą, kai aš čia šiąnakt visus šaldysiu. Paryčiui, kai baigsiu darbą, aš ateisiu pas tave ir mūdu vėl pasišnekėsim. Sutarta? Sutarta, pritarė jai Antanas. Kaip tarė, taip jie ir padarė. Pakišo Šalna Antaną po samanom, dar ir spigliais apkamšė, kad būtų kuo šilčiau. O pati nuėjusi ledą sušaldė visus likusius obuoliukus bei kitas ant medžių kabojusias uogas, šermukšnius, putinus ir kadagius. Paryčiui medžiai atrodė tarytum papuoštos kalėdinės eglutės. Vakarop Šalna grįžusi pas Antaną išsitraukė jį iš po samanų ir parodė, ką padariusi. Gražu? Paklausė jį. Nuostabu, netekęs žado, atsakė Antanas. Tai mano kalėdinė dovana tau. Meiliai tarė Šalna, pabučiavo Antaną ir vėl po samanom pakišo, kad kartais jos mylimasis neperšaltų.